eteryje. Kaip ir kiekvieną trečiadienį per BTV, tik per BTV vakare žaidimas visai šeimai, kur galima ne tik sužinoti, bet smagiai praleisti laiką ir netgi laimėti prizų. Labas vakaras dar kartelį. Paplokime mūsų pirmojo pusfinalio poroms. Priminsiu, kad į mūsų žaidimą galima patekti labai įvairiai. Vienas iš atrankos būdų yra atsakius į savaitės klausimą BTV internetiniam puslapyje. Taip pat viena pora neišvengiamai patenka į kitą žaidimą iš čia sėdinčių žiūrovų. Taip pat atsakius į atrankos klausimus vienos iš radio stočių eteryje, kurios matote savo ekranuose. Palinkėsime sėkmės mūsų žaidėjams. Taisyklės aš šiek tiek priminsiu, o dabar pirmoji pora, kaip sakau, prie baltojo stalo pateko į mūsų žaidimą įveikusi atrankos turą, mūsų būtent taip ir ne pristatymo metu. Tai Erika Zabulėnienė iš Vilniaus ir Algimantas Jablonskas, taip pat iš Vilniaus. Puiku. Erika, jeigu neklystu, jūs esat žurnalistė ir jeigu neklystu, jūs esate dalyvavusi dar seniai prieš daug metų. Arūnai, taip negalim. Kai jūs kaip ir buvo, taip ir likot graži, o aš jau nei to nebeturiu. Jaudinatės? Šiek tiek. Kas labiau masina, prizai, ar šansas žaisti, ar tiesiog tas kovos azartas kaip? Azartas. Visada. Aš žinau, Erika tikrai labai azartiška ir tikiuosi, kad jūsų partneris Algimantas Jablonskas taip pat. Jūs Vilnietis nedalyvavęs mūsų žaidime. Ne, niekada. Bet anksčiau stebėjot šią laidą, kada jis... Taip, labai patiko. Labai džiaugiausi gavęs pakvietimą dalyvauti. Po 20 metų, kaip prašė Aleksandras Diuma. Na, tai lieka jums palinkėti sėkmės. Na, o dabar štai mūsų, kaip mes sakome, į vieną žaidimą, ne kiekvieną, bet mes dažnai pakviesime VIP poras. Ir šiandieną prie juodojo stalo, juodai, bet tikiuosi negedulingai apsirengę, Renata Vaitekovskaja ir Deivis. Matyt, klausinėti iš kur nereikia, visi puikiai žino, bet man Deivis prieš laidos įrašą pasakė, kad dar seniai, kai prasidėjo žaidimas, tai buvo 92 metai, teko stebėti galbūt vėlesnius ir noras būdavo jau tada pakliūti. Stebėjau absoliučiai visus ir apie tai net pasvajot, ko gero, tuo metu negalėjau. Ir iš tiesų, koks įdomus gyvenimas. Dabar sėdžiu čia, šnekuosiu su vedėju ir dalyvausiu šitame tikrai legendinėme žaidime. Labai esu laimingas. Be abejo, per tiek laiko, kiek pokyčių jau pasiekė tą amžių, kai galima ne tik žaisti ir šansą, bet ir šalia ir žmona. Daug nubėgo vandens, bet tikiuosi, kad noras žaisti ir tas troškimas azarto ir žinių, kartais ir sėkmės, matyt, šiandieną padarys mūsų žaidimą kaip ir kiekvieną trečiadienį nepakartojamą ir įdomų. Taisyklės trumpam priminsiu. Yra tiesiog pateikiama sritis. Klausimas, tarkim, miestas, gali būti valstybė, gyvūnas ir jūs klausinėjate manęs, bet tik taip, kad galėčiau atsakyti į jūsų klausimus taip arba ne. Taip pamažu per tą visą nežinių labirintą ateinate iki galbūt jums atrodančio teisingo atsakymo. Vienas iš jūsų gali atsakinėti. Jeigu atsako, laimi 1 tašką. Jeigu ne, pasitraukia laikinai iš žaidimo į mūsų štai baudos kampelį labai gaivinantį ir toliau žaidžia likęs vienas. Kiekvienam pusfinalyje žaidžiama iki 2 taškų. Jeigu atsakot į 2 klausimus 2-0, jeigu 1-1, tuomet viską lemia, kas yra po baltų gaubtų. Taisyklės labai paprastos. Klausinėjame paeiliui. Pirmą pradeda baltieji, paskui juodieji ir taip toliau. Antrą raundą pusfinalyje pradeda juodieji ir taip toliau. Dabar, klausimai paruošti, prizai paruošti, jūs dabar labiausiai domina mūsų žaidimo tema. Šiandieną visi atsakymai, vienaip ar kitaip, bus susiję su pasaulio valstybių sostinėmis. Jų yra labai daug. Valstybių oficialiai gali būti skaičiuojama 193 arba 194. Bet ne su visom bus susiję, nes žaidime gali būti maksimaliai tik tai 10 klausimų. Dar viena mūsų žaidimo ypatybė, kad informaciją apie jūsų sužinotą klausimą ir atsakymą taip pat girdi ir priešininkai. Taip, kad turėkite omeny.
Ar jau galiu eiti atsigaivinti? Sužinojęs temą. Visą laiką štai toks vyro variantas. Moteriškiai įpainioja į sunkumus, o pats aš eisiu atsigerti. Ne, Deivi, dabar, kaip sakant, Mūsų šeimoje visada. Traktorius sugedo. Renata. Jums tenka taisyti traktorių? Nu tai negi aš taisysiu. Jis pas mus direktorius. Vyras ar ne vyras? Taip sakant, rabošė sila. O, supratau. Tikiuosi, jūsų poro nėra tokia Jūs abu traktorius remontuojat. Dar nežinot? Ne, mes bandom susipažinti. Tikiuosi, kol laida išeis į eterį, televizijos žiūrovai ir spaudos atstovai sužinos daugiau, nes jūs mačiau jų fotografavo kartu. Ir aš turėjau progą įsitikinti, kiek yra protinga mano partnerė. Ir aš dėl to turiu daug vilties, kad šiandieną viskas bus gerai. Tai gal jūs sakykite, būtų sudėjau kartu. Ir damas išsiaiškins. Taigi, pirmasis raundas. Publika drąsina mūsų poras. Kol kas šnipždasi kažko. Erika klastingai šypsosi. Deivis žvelgia į raudoną į kampelį. Prizas. Kalba.lt dovanoja anglų kalbos mokymosi kursus norintiems išmokti anglų kalbą ar įtvirtinti jau turimą žinias. Pasirinkite atitinkančią grupę ir tikslus atitinkančią programą. Pasiruošę? Priminsiu. Visi atsakymai vienaip ar kitaip susiję su pasaulio valstybių sostinėmis. Jūs pirmieji. Gyvūnas. Ar šitas gyvūnas yra pavadinima moteriškos giminės? Ne. Ne. Ne moteriškos giminės. Renata Deivis. Ar šitas gyvūnas yra ant kažkokios valstybės vėliavos? Ne. Daug yra gyvūnų ant valstybės vėliavų, bet šito nesu matęs. Ar tas gyvūnas turi kojas? Taip, tas gyvūnas kojas turi. Prašau? Galim? Klausk, ką tu nori. Ar tas gyvūnas yra švelnus kaip voverė? O kokia švelni yra voverė? Nu, švelnus voverė, kaip, aš nenoriu pavadinimo sakyti. Ar iš jo galima pasiūti kailinius? Gal ir makabriškai skamba, bet panorus galima. Ar šitas gyvūnas gyvena ir Lietuvoje? Taip. Tai yra naminis gyvūnas? Taip, tai naminis gyvūnas. Esi girdėjęs? Bet gal ne, gal aš blondinė. Bandot spėti? Ne. Ne. Gerai, prašau baltieji. Ar tas gyvūnas auginamas pasipelnimui? Taip. Jis auginamas ir pasipelnimui, taip. Šis gyvūnas duoda pieną? Ne, tai... Ne, tai palauk. Visi jie duoda pieną. Ar auginamas pienui norit? Taip paklausti. Nu, sakykime taip. Ne, pienui jis neauginamas. Vargšas gyvūnas. Ar šito gyvūno pavadinimas yra beveik lygiai taip pat skamba kaip tos valstybės sostinė, ar viena raidė šiek tiek kitokia? Jisai skamba taip pat kaip valstybės sostinė. Nu, tai kaip, tu taip pat skamba kaip sostinė. Lygiai taip pat gyvūno pavadinimu ir tas gyvūnas gyvena Lietuvoje. Ir tai yra naminis gyvūnas. Ar tu supranti, ką nors? Tai ar tas gyvūnas yra šuo? Ir mes nežinom dar to. Šuo? Taip, tas gyvūnas yra šuo. Aš bandysiu spėti, sulčių gerti. Taip, prašau, vėl paliks Deivį vieną. Palikai mane dar ratą, kaip išpažinėtą ratą. Renata. O jeigu tu laimėsi, žinok, tu būsi geriausias žmogaus draugas. Ne, kaip tas šuo, ne? Taip, prašau. Gal tai yra čihuahua? O čihuahua... Kurios valstybės Čihuahija čia tai yra? Gal Čekoslovakijos Čihuahija? Jo, taip. Ne. Ne, valio, išeinu. Štai pirmoji iškritusi mūsų žaidimo dalyvė. Renata Vaitikovskaja, tai ne Čihuahua. Ir Deivis lieka vienas. Skanaus. Pagaliau bus su kuo pasitarti. Taip. Prašau. Ar šita valstybė yra Europoje? Ne, ši valstybė yra ne Europoje. Kas čia per gyvūnas, kuris Lietuvoje gyvena dabar? Naminis gyvūnas šuo. Tai yra gyvūnas, kuris gali gelbėti skęstančiuosius? Nemanau. Nemanau. Greičiau pats paskęstu. Dar paklausim. Ar tas šuo yra labai didelis, iš didelių veislės? Ne. Tai yra toks mažas šlykštus šuo su kažkokiais šitais tais... Aš labai atsiprašau tų, kurie tos šuniukus augina, bet... Su kaspiniukais? Aš suprantu, Deiviu, tau visi maži šunys yra šlykštus. Dažniausiai su kaspiniukais mėgstami moterų.
Gali būti su kaspiniukais ir moterų mėgstami. Aš nežinau tokios sostinės, Arūnai. Aš žinau tą šunį, bet dabar yra tokia sostinė. Ar Inga Valinskienė turi tokį šuniuką? Ačiū Dievui, ne. Būčiau spėjęs, o Dieve. Jorkšyro terjerą? Taip. Jorkšyro nėra tokios Aš sostinės. jau maža ko, kur ten? Jo, Turkmėnijos. Jo. Nauja sostinė, Jorkšyras. Šuniukus gamina. Ta šuo yra kilęs, aš nežinau, na iš kur, iš Amerikos? Ne. Dabar viskas, jau žino. Prašau. Tuomet šitie šunys yra iš Azijos. Taip. Jie yra iš Azijos. Šis yra Azijos. Ilgo plauko? Negaliu dabar. Antras klausimas. Ar tai susiję su šalimi, kurioje prieš 4 metus vyko olimpiada? Taip. Tai palaukit. Na ir turbūt dar nespėsit dabar jau. No, tikrai taip. Gerai, tai kas tas Tai gyvūnas? yra Pekinas. Pekinas, būtent. Didžiausia pagal gyventojų skaičių valstybė Pekinas ir būtent taip, ne Pekinės, tai dar kažkaip kitaip, būtent Pekinas ir vadinamas šis gyvūnas, ši šunų veislė. Ilgai jūs ieškojot, kur šuo pakastas. Deivis laimėjo 2 prizą, bet teks dalintis. Renata, prašom grįžti ir pabučiuoti Deivį. Jis laimėjo jūsų šeimai 1 tašką ir 1 prizą. Ne, jis perskaitė mano mintis. Tikrai nebjaurų, šunys labai gražus, dar gražesnė legenda yra apie juos, kad jie atsirado tuo met, kai liūtas įsimylėjo beždžionę, kaip legenda. Ir būtent tos jų gan keistai atrodočios meilės vaisius, būtent ir šie tokie beždžioniškai liūtiški šuniukai. Ne visiems patinka, bet sutikit, gelbėtojais jie negalėtų būti. Nebent ten tuos mažiukus, ten šitą Barbę ir Keną galėtų ištešti iš vandens. Taip. 1 taškas. Įveikus 1 raundą, juodųjų pusėje ir jūs pradėsite 2 raundą. Na ką, pradės dabar mūsų Čihuahua augintojai, Renata ir Deivis, kurie pirmauja po 1 raundą 1-0, dėmesio prizas. Mikrovisatos servisas jums dovanoja TV Star priedėlį, kuris jums leis žiūrėti skaitmeninės televizijos programas per senąjį televizorių. Šiandieną mūsų visi atsakymai susiję su pasaulio valstybių sostinėmis. Dabar jums reikia pasakyti mano mėgstamiausią klausimą, tai yra literatūrinis personažas. Prašau. Tai yra personažas iš filmo? Yra filmas, sakykime? Yra ir filmas, bet pagrindas, aišku, Knyga. Filmas atsirado vėliau. Aišku. Ar šis personažas yra žinomas visame pasaulyje? Absoliučiai visame. Skaitančiame pasaulyje jisai žinomas. Tikrai. Jo herojaus, sakykime, kaip vardas, nežinau, yra tiesiog visiškai toks pat kaip sostinė. Taip. Kaip šuo Pekinas buvo su Pekinu, taip ir čia. Su Čihuahua. Ar pagrindinis herojus Tomas Kruzas? Filme? Taip. Ne. Tai yra Europos sostinė? Ne. Ši sostinė yra viename iš Amerikos žemynų. Taip. Yra tokie džinsai, tokiu pat pavadinimu? Kaip Nežinau. herojaus? Ne, negirdėjau. Tai yra Pietų Amerikos žemynų. Taip. Ši valstybė Yra Pietų Amerikoje. Valstybė garsėjanti savo nusikalstamumu? Na, Pietų Amerikoje matyt mažoka valstybių, kurios negarsėtų. Bet tai ne iš tų. O tai yra vyras? Taip. Galbūt dabar olimpiadoje šios šalies... Kaip čia dabar suformuluoti? 100 metrų bėgikas? Net jūs galite ir taip, kad pademonstruotumėt gudrumą ir kad nesuprastų apie ką šneka, bet galite paklausti, ar tai Jamaika. Jo. Ne, tai ne Jamaika. Jūs turėtų minį Boltą. Ar šita valstybė yra išsidriekusi kairiojoje žemyno pusėje? Taip, ši valstybė yra nusidriekusi Pietų Amerikos kairiojoje pusėje. Palei, kairioje pusėje, palei Ramųjį vandenyną. Tu ir vėl nežinai. Aš žinau tik Čihuahua. Tai yra Hemingvėjaus personažas? Taip, tai yra Hemingvėjaus personažas. Sakykit, jisai buvo tautos didvyris. Ne. Ar šito kūrinio pavadinime yra, galima taip klausti, Galima. yra žodis varpai? Klausti taip galima, bet atsakymas ne. Ar tas personažas naudojasi špagą?
Špaga? Jo. Čia ne tas kūrinys. Ne. Knygos pavadinimas yra žodis jūra. Yra. Aš galiu pasakyti knygos pavadinimą. Man reikia personažą. Senis. O kuo jis buvo vardu? Santiagas. Senis Santiagas! Senis ir jūra. 52 metais parašytas Ernesto Hemingvėjaus kūrinys. 54 būtent už šią novelę jam buvo paskirta Nobelio premija. Žinomesnio kūrinio nėra. Senio pavardės nėra. Senio vardas Santiagas. Taip pat kaip Čilės sostinė. Pirmieji susiprotėjo Renata ir Deivis. 2-0 jie keliauja į finalą. Na, labiausiai jums dabar dėkingi, kad pralaimėjot 0-2 publiką, nes būtent dabar jie galės laimėti trečiojo raundo prizą. 150 litų vertės dovanų čekis apsipirkti Pegasas knygynų tinklo parduotuvėse. Na štai. Prizą mes ką tik pristatėme. Ir baltas gaubtas. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra pasaulio valstybių sostinės. Kas čia yra? Na, prašau, viršui, kolega. Havanos cigarai. Havanos cigaras, kaip pirštų į akį. Pegaso kiekis. 300 litų. Na štai, sveiki sugrįžę. Antrasis pusfinalis. Tikiuosi bus nemažiau atraktyvus ir nemažiau įtemptas, o kol kas pristatau mūsų šio vakaro žaidimo antrojo pusfinalio poras. Prie baltojo stalelio puikiai įsitaisę žaidėjai iš publikos. Atsakėt į atrankinius klausimus ir iš žiūrovų tapot žaidėjais. Taip, Dalia Skrabulienė ir Vilius Pažėra. Sveiki, geri. Vilių man yra tekę matyti, o štai Dalia pirmą kartą, jeigu neklystu. Bet kai sužinojot, kad partneris jau dalyvavęs ir labiau patyręs, Taip. jau ramiau. O jūs pati iš kur? Iš Kauno. Ir ką ten veikėt Kaune? Mokytojauju. Labai miela, kai mūsų žaidime dalyvauja mokytojos, ypač kurių puikių žaidimų gali gerėtis vaikučiai. O jūs kurios klasės vaikus mokote ir ko? Mokau gimnazijoje 9-okus. Technologijų. Tai visi klausimai su technologijoms jums šiandien, o sostinės paranki tema ar ne? Pusę. Pusiau. Gerai, Viliau, kaip pačiam? Tema įdomi. Įdomi tema? Na, taip, iš tiesų. Bet galiu galvą guldyti, kad visi klausimai, kurie buvo pirmajam pusfinalį, jums buvo labai labai lengvi. Būtumėt iš karto atsakė, tiesa? Nu, reikėtų paklausinėti. Ir mūsų pirmoji pora šiame žaidime iš internetu įvykusios atrankos, kuri vyksta kiekvieną savaitę BTV internetiniam puslapyje ir iš savaitės teisingai atsakiusių, jeigu tik 2, tai abu patenka, jeigu jų yra daugiau, burtais išrenkami tie, kurie patenka. Ir šiandieną čia prie juodojo stalo sėdė Gedas Laumenis ir Vytis Masionis. Aplaudėme jiems. Taip pat vienas jau labiau patyręs, Vyti seniai laukia šanso vėl sugrįžti, dalyvauti ir tikėsi sėkmės. Taip išėjo, kad atsirado žaidimas. Tai... Atsirado. Primink žiūrovams, iš kur pats atvykęs? Iš Vilniaus. Vilnietis. Čia pat, taip sakant, netoli. O Gedas? Iš Vilniaus. Irgi Vilnietis. Na štai, pirmieji internautai Vilniečiai. O jūs kuo užsiimat gyvenime be interneto? Šiuo metu mokausi. O kur? Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Supratau. Na ką, tai lieka palinkėti ir vieniems, ir kitiems sėkmės. Dėmesio antrojo pusfinalio pirmojo raundo prizas. Sveikatos ir natūralios kosmetikos srityje Europoje lyderiaujanti kompanija Zucari dovanoja maisto papildą Ricaud. Dailinkite savo kūno formas su maisto papildu Ricaud. Prizas aiškus, tema taip pat, įsitempę, galim pradėti.
posakis. Europos valstybė. Ar Europos valstybės sostinė yra? Taip, Europos. Lietuviškas posakis, nu, lietuvių liaudės, sakykime, kažkas panašaus. Ne, jis ne lietuvių liaudės. Nu ką, galim taip tada paklausti, ar tai Italijos sostinė? Taip, šis posakis yra susijęs su Italijos sostinė. Bet posakių yra ne vienas. Prašau, tamsta mokytoja bandys spėti. Visi keliai veda į Romą. Visi keliai veda į Romą. Ne. Ne. Šiandieną į tą kampelį eina vienos moteris. Kągi, sėkmės. Ne visi keliai veda į Romą. Ar skamba grinai žodis sostinės pavadinimas vardininko vienaskaitos linksnių? Ne. Gal posakė paminėti gyvūnai? Taip, posakė paminėti gyvūnai. Ką rizikuoti? Rizikuoti. Jeigu pataikot, jūs laimit tašką. Kaip ten sako, žąsis išgelbė Romą? Žąsis išgelbėjo Romą. Ir išgelbėjo jūsų porą. Taskas jūsų. Žąsis išgelbėjo Romą. Galima dar surasti posakių apie Romą, bet šie žinomiausi. Pirmą nepataikėt ir jūsų varžovai tuo nepasinaudojo. Gaila. Sėkmė šį vakarą jūsų pusiai ir prizas ant jūsų stalo. Antrojo pusfinalio antras raundas. Pradeda juodieji. Dėmesio, prizas už teisingą atsakymą. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Kadangi pirmajam pusfinalyje antras klausimas buvo personažas, tai nusprendėm neskriausti ir jūsų. Personažas. Irgi kažkaip susijęs su sostinė. Prašau, jūs pirmieji klausėt. Mitologinis personažas susijęs su Graikijos sostinė? Ne. Gal tai su Europos valstybės sostinė? Taip, šis personažas susijęs su Europos valstybės sostinė. Buvusi rytų, sakykime, socialistinis blokas? Taip. Tai vienos iš valstybių sostinė. Valstybė, kuri buvo anksčiau socialistiniam blokė. Gal tai būtų Bulgarija? Taip. Tai Bulgarija. Bet jums reikia pasakyti ne sostinė, o personažą. Prašau. Man pasigert sulčių. Aš eisiu gerti sulčių, tu sėdėk. Sofija Kovalevska. Sofija Kovalevska, o čia kurio kūrinio personažas? Personažas yra būtent iš literatūrinio kūrinio. Tai literatūrinio kūrinio personažas, o ne kažkuri istorinė asmenybė, kurios vardas yra Sofija. Ponia Dalia, jūsų laukia tikrai mūsų labai gaivus raudonasis kampelis. Turi šansą. Galit klausti, o po to mėginti spėti. Gal tai yra Čiurlionio žmonos vardas? Taigi aš taip pat įsikiau, kad čia ne tas... Tai čia kaip ir spėjimas, kad tas personažas Čiurlionio žmona. Tas spėjimas toks pat kaip ir Sofija Kovalevskaja. Deja, bet man reikės griežtai, bet teisingai palydėti jūs žvilgsniu iki ponios Dalios. Tai ne Sofija Čiurlionio žmona. Na štai, likom vyriškai kompanijoje. Ar tai rusų rašytojo kūrinys? Ne rusų. Tai žmogus aplamai? Taip. Tas personažas yra žmogus. Ir pagal vardą suprantu, kad turėtų būti moteris. Tai čia jau kaip ir visi žino. Prašau. Ar jinai turėjo kažkokį tai, nu, kaip valdovų titulą? Ne. Titulą neturėjo? Ne, neturėjo. Kaip gražiai skamba taurės! Čia kryžiuojasi vyrų mintis, o ten stiklinės. Na gerai, aš matau, kad daugiau nevilties negu, sakysim, galimybė laimėti. Aš siūlau tuomet tokiu atveju jums lygiasias ir už trečiąjį klausimą kažkuri pora iš karto laimės 2 taškus. Jūs sutinkat su lygiosiomis? Taip, taip. Labai gerai. Labai gerai. Taškas netitenka nei vienai pusiai, o prizą 2 puikius laikrodžius. Manau, kad mes galim įteikti tam žiūrovui salėje, kuris pasakys,
Koksgi tas personažas? Pirmoji ranka buvo ten. Deno Brauno Da Vinčio kodo personažas Sofija. Denas Braunas, žinomesnio romano nėra. Ir būtent šios herojos vardas, apie kurį sukosi visas veiksmas – Sofija. Denas Braunas, Da Vinčio kodas. Sofija, bravo! 2 laikrodžiai su nepaprastu malonumu. Prašau juos įteikti mūsų studijos gudručiui. Bravo, bravo, šaunuoliai. Griaudint publikos plojimams atkeliauja tas daiktas, kuris ir lems, kurigi pora keliaus į finalą, kur jūsų jau laukia nekantriai Renata ir Deivis. Dėmesio, be tų taškų, kurie dabar 2, taip kad bet kuri pora gali laimėti, dar yra ir puikus ir labai skanus, patikėkit manim, ir labai saldus, gardus prizas. Ajot šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai. Rafinuotos skonio sintezė. Klausimas. Kas čia yra? Prašau. Europos sostinė. Ne Europos. Azijos. Taip. Kažkurios Azijos valstybės sostinė. Kiek ten tų valstybių toj Azijui? O. Jeigu Pekino šunį tiek laiko spėliojo, tai manau, kad čia bus greičiau. Indija. Ne Indijos, o kas čia gali būti su dėliu susiję? Kas nors. Kas nors, supratau gerai, atsiprašau, daugiau neklausinėsiu. Ar tai maisto produktas? Ne maisto. O gal su Vietnamu? Ne, bet man taip įdomus būtų kažkoks variantas. Kažkur tolumoj. Gal tai yra metalinis daiktas ir pagamintas iš medžiagos plieno rūšies Sirijos, pagal Sirijos sostinę. Taip ilgai klausiu. Taip, jūs paklausėt taip, kaip reikia. Kas čia yra? Damasko plieno kardas, peilis, dar kažkas iš tokių. Pabaltų gaubtų yra Damasko plienas, taip! Pabaltų gaubtų yra Damasko plienas. Net nereikėjo įvardinti, ar tai peilis, ar tai kardas, nes jokio skirtumo iš ko padaryti rankiną, bet čia yra Damasko plienas. Jums iš tiesų šypsojosi sėkmė. 2-1 ir jūs finale. Sveiki sugrįžę. Čia BTV eteryje televizijos žaidimas Taip ir ne. Finalas. Antrajam pusfinalyje gan patys savo netikėdami įveikė varžovus ir dabar šiek tiek pasimetę sėdėti galvos, tai ką mes čia dabar veiksim. Nieko, tiesiog gaudysit savo sėkmę. O Deivis ir Renata laikosi už rankų ir manau, kad jie dabar jau medituoja ir galvoja, ką darys su tais prizais, kuriuos dar laimės. O finalo pirmojo raundo prizas, tas, kas brangiausia mūsų gyvenime, tai yra sveikata. Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika kviečia apsilankyti finalo nugalėtoją. Aukščiausios kvalifikacijos medikų komanda, dirbanti ištisą parą. Kiekvieną naują dieną sutikite sveiki ir laimingi. Taigi, prizas pristatytas. Pirmieji pradės tie, kurie sėdi prie baltosios stalo pusės. Priminsiu, atsakymai susiję su pasaulio valstybių sostinėmis. Vienaip ar kitaip. Cheminis elementas. Ar antras šios šalies žodis yra Leone? Ne. Sierra Leone yra valstybė, o sostinė dėja ne. Mažako. Kas ten žino? Ar Europos? Ar Europa? Taip. Ši valstybė yra Europai. Ar tai yra metalas? Taip, tai metalas. Ar tai susiję su Graikijos sostinė? Ne. Ar tą metalą galima nešioti kaip papuošalą? Bent aš jau negirdėjau, kad iš jo būtų daromi papuošalai šito metalo. Elemento šaknis sostinės pavadinime yra? Ne, tiesiogiai ne, bet yra kitaip. Tai yra Švedijos sostinė? Ne. Ar su Prancūzija susiję? Taip, su Prancūzijos sostinė tai susiję. Turit variantų? Ar tai galis? Spėjat, kad tai galis. Taip. O kaip susijęs su Paryžium?
Galicija ir ten kažkas buvo panašiai. Galija buvo Galija, apskritai. kažkas ten. Bet tai senovinis Prancūzijos pavadinimas. Su Paryžium neturi nieko bendro. Tai negalis, ne. Prašau. Žinau, Ar yra variantų? ar aš galiu žinoti šį metalą? Na. Taip, mielas kolega. Bet matau, kad nežinot. Bet žinot galit. Ir po šio vakaro jūs tikrai žinosit. Nu, tai jau tai. Buvo du lenkai chemikai. Čia anekdotas dabar eina? Nu, nesvarbu. Ar klausimas? Klausimas. Taip. Vyras ir žmona. Aš jeigu jos pasakysiu, čia nebus spėjimas. Jums reikia pasakyti ne vyrai ir žmona. Aš suprantu, kad jūs dabar labai vienišas. Bet cheminį elementą. Tai va buvo kiurių šeimyna. Ar susiję su cheminiu elementu? Su kiurių šeimyna? Taip. Ne. Nei su kiuriu, nei su kūriu nesusiję. Valio. Veiviržėnuose buvo tokia lygnugarių šeimyna. Kuri? Veiviržėnų parapijai. Čia buvo kiuri, o čia kuri šeimyna? Lygnugarių. Lygnugarių, gerai. Taip. Veiviržėnuose. Veiviržėnai, taip. Ar šis elementas yra susijęs su šita šeimyna? Be abejo. Labai kad ačiū. ne. Ar tas cheminis elementas yra tas metalas, iš kurio pagamintas Eifelio bokštas ir jisai rūdintis, korozija įveikia? O, tai kaip sakant, su Paryžium susijęs, tai bet ir Lietuvoje daug yra iš geležies Kolega padaryti. prašė paklausti, tai... Ne. Reikia pasakyti cheminį elementą, kuris susijęs su Paryžium. Nu, su Paryžium, matyt, gal ten... Ai, aš negaliu sakyti, paskui kolegą matau. Tai tu galėsi spėti. Gerai, tu tik man į akį pasakysi. Nu, sakyk, ką į akį sakysi. vėliau, jeigu... Nežinau. Tai gal tiesiog tai yra tos šalies sostinės pavadinimas, tik ne lietuviškai. Tai yra tos šalies sostinės pavadinimas, bet ne lietuviškai. Paris. Čia Paris Hilton. Taip. O čia kuris dabar cheminis elementas? Paris. Mes galvojame, kad... Taip, Renata spėja, kad tai Paris, bet nežino, ar toks yra cheminis elementas. Visiškai neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Ne, tai buvo toks antikos personažas, bet jo garbiai nei Paryžiaus dėja nepavadintas joks cheminis elementas. Mamukau, sulčių ten įdėk į tašytę. Gerai, einu. Na štai, likom vyriškai. Taip, Renata pasitraukė. Vyti, ar yra variantų? Ar dabar, kaip Paryžius yra, ne, tai kita kalba, bet dabartinis Paryžiaus pavadinimas čia yra. Nes seniau kitaip vadinasi Paryžius. Nedabartinė, taip. Nedabartinė kalba, taip. Gerai, ar tai yra... Ne, tai nėra. Tai, kiek suprantu, variantų nebėra ir siūlau lygiasias. Tuomet už antrąjį atsakymą finale iškart laimėsit 2 taškus. Sutinkat? Mes sutinkam. Gerai. Prizas keliauja kažkam iš studijos mūsų svečių. Prašau. Liutecis. Liutecis. Liutecis ir kol štai abudu Baltijos Amerikos klinikos čekiai keliauja. Kuo jūs vardu, ponė, beje? Asta. Į ponios Astos rankas aš galiu pasakyti, kad šį cheminį elementą 1907 metais atrado prancūzas Urbainas ir pavadino Paryžiaus garbiai. Ankstyvasis lotyniškas Paryžiaus pavadinimas yra Liutecija. Na štai, viskas kaip ir antrajame pusfinalyje gali išsispręsti vienu ypu. Prizas teikia Electrolux ir dovanoja galingą 5 Safety serijos lygintuvą su galybė apsaugos funkcijų, todėl nebereikės jaudintis, pamiršus jį išjungti. Jūs pradedat. Žinomas žmogus. Priminsiu mūsų tema – pasaulio valstybių sostinės. Europos. Žmogus ar... Ne, sostinė. Taip. Ar tai yra žinomas operos dainininkas? Ne. Ar tai yra rašytojas susijęs su Didžiosios Britanijos sostinė? Gudriai čia, aišku, taip sakant.
2 taškeliai taip jau ir plaukia, atrodo, nuo jūsų. Ne. Tai ne Džekas Londonas. Ar tai yra aktorius? Ne. Ar tai yra šventasis, kurio vardas yra susijęs su mažos mikrovalstybės apsuptos Italijos sostinė, ta prasme, kaip čia sakyti? Ne. Ne. Austrijos sostinė? Taip. Na štai, sostinę pataikėt kaip pirštu į akį. Kas toliau? Ar tai tas pats žmogus, Zalcburgė yra ten numeris 1 ir visi saldainiai pakuojami, vadinami to žmogaus vardu? Taip. Yra tokia nuodėmė. Spėsit? Bet šiaip aišku. Mocartas. Mocartas. A kuo jisai susijęs su Viena? Jis ten kūrė. Daug kas kūrė, ne. Bet spėjimas Wolfgangas Amadėjus Mocartas. O su Viena ryšio nerandat? Neatsimenat. Ryšys aiškus pagal profesiją. Ne už tai, kad kūrė. Tiesiog jie yra 3 Vienos klasikai. Ir jūs spėjate vieną iš jų. Ir pataikot. Wolfgangas Amadėjus Mocartas. Vienos klasikas. Mocartas, Haydnas ir Bethovenas. Na, turbūt sunku nesutikti, kad vis dėlto su Viena susiję. Jisai yra Vienos klasikas. Na štai, ir vėl sėkmė driptelėjo. Elektroliukso dovana. Gedui ir Vyčiui. Laukėt ir sulaukėt. Ir jūs keliaujate į superfinalą. Na, Deivis šiek tiek, matau, nusiminė, kadangi čia buvo jau jūsų. Aš tikrai galvoju, kad po Vienos iš karto seks atsakymas, kad tai Vienos klasikas, tik reikėjo pataikyti kuris. O štai varžovai pataikė kaip pirštu į akį. Paplokime Deiviui ir Renatai. Na štai. Renata atkeliauja mūsų žaidėjų rinkti. Laimėti puikų prizą, kurį įsteigė mūsų laidos prizų steigėjas ir rėmėjas Pigu LT. Bene didžiausias interneto parduotuvės Lietuvoje Pigu.lt prizas. Pigu.lt. Kvepalai, kompiuterinė bei buitinė technika, mobilieji telefonai, baldai ir daug įvairių prekių. Gerai, kas čia yra? Gal jaunimėliui, vat iš ano krašto. Prašau. Kijevo kotletas? Kijevo kotletas. Ne, neblogas variantas, bet galiu pasakyti, kad tas daiktas yra valgomas. Na, prašau, viršui turim. Jeigu valgomas, tai gal Briuselio kopūstas? Ne. Saldainė Vilnius? Saldainis Vilnius, bravo! Saldainis Vilnius. Plojimai, jums 2 prizas. Puikus Pigu LT prizas. Na, o kad publikai nebūtų taip labai pavydu, AJ šokolado namų dovana vaišina visus čia studijoje. Skanaus, saldaus superfinalo. Na štai, superfinalas. Prieš pristatydamas jo 6 prizus, galiu pasakyti, kad štai šie 2 ramus kaip belgai džentelmenai patvirtino lietuvių liaudės patarlę. Tyli kiaulė gilę šaknį knysa. Čia aš ne apie tą gyvūną, o tiesiog apie šaknį, kurią paėmėt ir išknisot. Ir nieko keisto nebūtų, nenustepčiau, jeigu jums pavyktų taip visai lyg netyčia laimėti vieną iš superfinalo 6 prizų. Vieną štai iš šių 6. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Unibet, viena seniausių lažybų bendrovių Europoje, dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unibet – žaidėjai žaidėjams. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje.
dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Krizė aiškus. Klausimas paruoštas. Kas metat kauliuką? Taip, paskaičiuokit per galvą, taip ramiai, neskubėkit. Opa. 3. O! Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Ar jūs pasiruošę papuošti savo namus puikiu prizu? Bet dabar jūsų taisyklė ramiau kalbėsi, daugiau sužinosi nebegalioja, nes jūs turėsite tik 1 minutę. Po 1 minutės jūs turit pasakyti man kažką susijusi su kažkuria pasaulio valstybės sostinė. Ir tas kažkas bus kūrinys. Klausimas aiškus? Dėmesio, minutė prasidėjo. Prašau. Filmas? Ne. Muzikos kūrinys? Ne. Literatūros? Ne. Dailės? Ne. Skulptūra? Ne. Europa? Sostinė? Ne. Europai? Ne. Azijai? Ne. Amerikoje? Taip. Pietų Amerikoje? Taip. Didelė valstybė, iš didžiųjų tų? Ne. Ekvadoras? Taip. Salė tyla. Kas kitas? Kas? Salė mirtina tyla. Kitas. Kino buvo susijęs su smailiuoju, bukuoju. Ne. Kitas. Posakis, ne. Ne. Kūrinys. Kūrinys. Lietuvių kūrinys. Taip. Pasaka. Ne. Tautos, nes su tautosaka nieko nes. Kitas. Kas kitas? Laikas baigėsi. Salėj tyla. Kas kitas? Nes superfinalo prizai į salę nekeliauja. Koksgi tas kūrinys susijęs su Ekvadoro sostinė? 3, 2, 6,5 tūkstančių litų. 1. Kitas kampas, bet tai čia nesusiję. Laikas baigėsi. Variantų nėra ir labai gaila, kad taip jau atsitiko. Sostinė jūs atspėjot, bet taip ir nesugalvojot. Kas tas kūrinys? Kitas. Be abejo, dėl šio kūrinio meninės vertės galima ginčytis. Bet kad tai yra žmonių kūrybos rezultatas, niekas dėl to negalės man priekaištauti. Turbūt sutiksite, kad televizijos laida taip pat yra kūrinys. Ir buvo tokia apykvailė laida vasaros, kai merginos rinkdavosi vaikinus, o vaikinai merginas ir sakydavo kitas. Štai buvo tas kūrinys. Televizijos laida. Kitas. Viskas gulėjo žemės paviršiui. Jums tik reikėjo susirinkti tuos šią sumą kainuojančius baldų aukso grynuolius. Deja, neradot, kaip tai susiję. O žiūrėdavot tokią laidą? Jo, viena mėgstamiausia. Taip. Vytė, žinokit, kadangi nieks nemato, tai irgi mano buvo mėgstamiausia, bet aš turiu jas visas įsirašęs, jeigu norit, galiu duoti. Ne, aš internete viskas yra. Turit? Gerai, bet mano geresnė kokybė. Netinka? Gerai, tada kitas. Jums nereikia įrašų? Nereikia? Nereikia? Pat norėk žmogui įsiūlyti pinigų, neima. Laidų, ne. Kągi,
Labai gražiai beje sužaidėt superfinale, taip sakant, buvo per plauką nuo puikaus prizo, dėja, ne kasdieną Švento Petro. Bet manau, kad publikai jūs turėjot patikti. Ačiū Vyčiui, ačiū Gedui. Sėkmės. Na, o mes jūsų lauksim kaip visuomet. Lygiai po savaitės, trečiadienį per BTV. Viso gero. Ate.